Sveiki, esu mikropigmentacijos specialistė Rita Čeponė, dar kitaip žinoma kaip Rita Romo. Esu Baltic Brows ir Radvilų klinikos įkūrėja. Ilgalaikio makiažo srityje dirbu jau daugiau nei 10 metų. Šiai dienai turime išties labai daug ilgalaikio makiažo specialisčių, tačiau tik labai nedidelė dalis jų atlieka tą tikrąją vadinamą mikropigmentaciją, kai pigmentas įvedamas ne per giliai, pareikamas teisingas atspalvis bei forma. Šiandien pakalbėsime apie antakių ilgalaikį makiažą, kuris gali būti atliekamas 3 skirtingais metodais. Pirmasis, pats natūraliausias atlikimo būdas yra plaukelinė antakių ilgalaikio makiažo technika, kuri gali būti atliekama tiek aparatiniu, tiek manualiniu būdu, dar kitaip žinomas kaip microblading. Pirmenybę aš teikiu aparatiniam atlikimo metodui dėl dar natūralesnio sugijusio rezultato, bet tikrai neneigiu, kad negalite pasirinkti ir microblading plaukelinės atlikimo technikos. Plaukelinio metodo nerekomenduoja atlikti itin riebios veido odos klientams, kadangi reikalingi dažnesni atnaujinimai. Pavyzdžiui, jeigu jūsų oda yra sausa, jūs turėtumėte atnaujinti antakius po 1,5–2 metų, o turint riebę veido odą, pasirinkus plaukelinę techniką, jau turėtumėte sugrįžti atnaujinimui po metų. Antrasis atlikimo metodas yra šešėlinis, kai pigmentas įvedamas pikseliniu būdu ir sugijęs rezultatas primena, tarsi antakius būtumėte pasidažiusi šešėliais. Na ir trečiasis metodas būtų kombinacija, tai yra plaukelinio ir šešėlinio abiejų metodų ir tos kombinacijos gali būti skirtingos. Tarkime, antakius galime padengti plaukeliniu metodu ir lengvai pašešėliuoti antakio centre arba antakio apačia, kad suteikti jiems daugiau tūrio, arba galime, tarkim, padaryti natūralesnės antakių pradžias, tai yra pradėti plaukeliais ir lengvai pereiti į šešėliavimą. Toks įvaizdis primena ombre, tačiau su lengva plaukelių kombinacija. Kokybiškas antakių ilgalaikis makiažas neturėtų būti itin ryškus. Visada savo klientėms rekomenduoju, kad vertėtų paryškinti visas 3 zonas, tai yra antakius, liniją tarp blakstienų ir lūpas atstatyti prarastą formą, tačiau nesusikoncentruoti tiek į vienos zonos ryškinimą. Veide turėtų vyrauti harmonija. Todėl kviečiu visas nebijoti išdrįsti, atlikti ilgalaikį makiažą ir, žinoma, išlaukti savo meistro ir nepaskubėti.